grįžom iš visų laivo kelionių. Nusipirkom ką? Nusipirkom dar vieną kelionę kitai dienai, o šį vakarą jau pasipustam, pasičiustam ir eisim į naktinį Patongo gyvenimą pažiūrėti. Baisiausia gatvė pasaulyje, kaip atrodo, parodysiu aš jums. Iš tikrųjų dar anksti tebėra, bet užteks. Jau sutemo, jau judesys prasideda. Tai va, čia galiu parodyti per savo langą. Ten apačioj va mergaitės. Dieną naktį stovi. Ir čia dabar tik tais kelias tiera, būna dažniausiai 10-15, tai kaip ir sakiau, dar anksti labai ir visą naktį judesys. Eisim dabar į Bangla Roadą. Parodysiu, kaip Bangla Roadas gyvena, kaip Banglai gyvena. Kriziškiausiai pasaulio gatvėj. Einam, nebetemkim gumos. Thank you. Nu va, išėjome į gatvelę. Čia dar ne pagrindinė gatvė. Ne pagrindinis triukšmas. Bet pamažėlį prieisim greitai. Žmonės eina, motociklai važiuoja, žodžiu. Viskas kaip turi būti. Mergaitė štai sėdi, visokius. Viskas, kas reikia. Nu va, dabar reikia tik per gatvę pereiti. Ir jau būsim pagrindiniai gatvėj. Tu nori. Ir įspūdingų, ir nelabai. Tokie rusai eina iš Maskvos, sako, įsivaizduokit, kas gyvena toj gatvėj, sako, kaip reikia. Na, girdėjau. Mes gyvenam čia. Na va, priėjom pagrindinės gatvės įėjimą. Ir dabar jau biškį pabandysim pereiti. Parodyti, kaip čia viskas atrodo, kokia čia yra atmosfera šitoj gatveliai. Maždaug laikom turėtų praeiti. Čia Supermans dainuoja. Dar nieko nėra, bus daugiau paskui vakare. Mergaitės dar nešoka ant stulpų, bet jau greit turėtų pradėti. Šiaip realybė čia jautiesi kaip atvykęs į kokią Rusiją. Nueini prie jūros ryte pabūti, tai vieni rusai. Dainininkėliai visokie. Tai mergaitė stovi. Gražuolis.
tokio įdomumo aš per daug nematau to gatvėje, triukšmas begalinis. Tik tai gerti ir linksminti čia gali ateiti. Nes daugiau realiai čia nėra ko veikti. Absoliučiai. Jeigu žmogus esi nevartojantis alkoholio, tai visiškai bereikalo čia. Šita vieta turėtų būti netgi neįdomi ir praleisti. Bet jeigu mėgsti pabaliavoti, tai čia geriausia vieta pasaulyje važiuoti. Pabandysim gal paskui vėliau praeiti kokią už poros valandų. Šiaip ganėtinai rami ir viskas. Ir šitą gatvę baigėsi. Čia kebabus pilstovas, nepasakiau, gamina. Tokie šliosai mėsos užvaryti. Žmonių čia prieš 2 valandas praėjom, buvo pilna eilė, dabar irgi tebestovi. Nu tai va. Taip. Tokie šitais yra tiktokeriai čia važinėja. Muziką savo pasileidai ir varai. Ir viskas išeina iš gatvės ir toliau šoninės gatvės, kur vyksta eismas. Ir galima biškį laisviau vaikščioti. Tuoj prasidės maistinės, masažų salonai. Čia yra atminu. Masažų salonai ir visokie kitokie dalykai. Maistą kokį nori, geresnį, blogesnį. Šiaip gatvės maistas man visai patinka. Aš jau daug čia buvau valgęs, tai netgi gatvėje žymiai geriau yra iš tikrųjų pavalgyti. Turiu omeny ant gatvinio maisto, negu eiti į tą kažkokį restoraną, kuris šūdino maistą gamina. Iš tikrųjų, nu gal aš tokį pataikiau. Šiaip turi gerų čia dalykų. Toks lobsteriukas kainuoja apie, kiek mes vakar žiūrėjome, apie 1000, tai 10-12 eurų. Nu šiaip fainiai. Gal eisim paragauti. Čia pardavinėja kelionės į salas. Rytoj važiuosim dar į dar vieną salą. Bus matyti. Kur čia? Kainos visur vienodas čia. Realiai nesvarbu, kur eiti. Čia pardavinėja kitus dalykus. Viskas legaliai, viską galim pirkti. O taip ir vienemėlis verda čia. Nei per linksma, nei per liūdna. Aš įsivaizduoju, kai čia vyksta 3 valandą nakties, tai visai apsirūkė, apsigėrė jau. Čia mergaitė. Iš abiejų pusių stovi. Iškart kabinėjas. Duod ranką, jau kiš savo lentelę. Tokių štai subtiliukų galima nusipirkti. Kokonuts apie 2 eurai. Vaisiai. Viskas supakuotas, supjaustyta. 1,5 euro rūp. Čia ledus gamina. Nu, žodžiu, pasirinkimo tai nuo iki. Nuo žaisliukų vaikučiams. Viską vietoj daro, sūno. Iki surfiningo. Jeigu nori, gali eiti. Jeigu esi prie sporto, štai gali pasurfinti. Viskas yra vietoj. Viskas viename. Laimingų naujųjų 25 metų.
vėl grįžome į praeitį, atšvęsim 2 kartus naujus metus šį kartą, nes dabar kinietiški nauji metai 25 ar kelintą dieną, nežinau dabar tiksliai. Čia yra Patong Beach. Nu, ten žiūrėti nėra ko, nes yra tamsu, reikia dieną eiti. Nes dabar tai nieko nematysi. Einam atgal, kur nepaliko. Madam dingo kažkur. Ai, perkas tos. Šudalakus. Terši planetą. Kiek nori? 150 vėl. 150, no chance. No chance, 150. 2 400. 2 400. 2 100. No. 200 baht. No. Yeah, saya sudah ramai. I will take 3 for 200. 3 for 200. 250 lah. 200 pam, sak. Už 3 2 pam. 250, okay. Tiga. 50 lah kan mana? 200, 3. Yeah, lah. Roza. Yeah. Kas ją? Juoda, bet aš nežinau, kas tai. Nu va, norėjau už 100 pam, bet nupirkom this 3 už one is 200. Okay, okay. Ir taip čia jau per daug sumokėjom. Ne. Labai nesiginčiai. Ką darys sūnais? Gal juoda nereikėjo? Tai gerai yra, 200 reim. Juoda pradės. Šimtas ir. Yeah? Yeah, 250. No, 200 you said. As you said. Yes, yeah. Bila mape. 200. 200 you said. Sasuki. Sasuki. 200. No, 200 you said 200. No. Happy. I'm not. If I give you 200, I'm not gonna be happy. Me not happy. I think we are both happy, yeah. You happy and me happy now. Yeah. No, thala lah, tu banyak. Thala happy jangan apa no. Suprantu. Headset. Huh? No, I would want take 3 then. It's only 200 now. Okay. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Gerai, einam. Čia pragatį turi eiti ir viskas. Jeigu neįsi, nieko nebus. Išstovės vis dieną tada. Bangla Road. Bangla Walking Street čia yra. Super rich. Nu ir gerai, varom. Pažiūrėsim, kuom pasikeitė per porą valandų. Palygins dalykus. Ir eisim į turgų, pavalgyti. Dabar jau pradėjo mergaitė šokti. Nelabai mėgstu filmuoti. Einam, pažiūrėsim kartu. Kiek ir geras. Geri, lazy boys tai čia. Reik šaukti. Pamatė, kad turi kamerą, atsitrauk šalį iš karto. Hello. From Dali. I don't know, I forgot. You forget? Oh yeah, I still know girls, I forgot straight away. Your hand.
duoti pinigų ir taip gauk. Jei neduosi pinigų ir nieko ir nebus. Nes jūs mėgs pinigus. Tai man, aš nepirsiu savęs nebekau. Einam toliau. Tai kaip yra? Kuo daugiau į vakarą, to geriau viskas darosi. Nu, atėjom pavalgyti, kažką nusipirkti. Žiūrėsim, hello. How much? Ice cream, hello, ice cream, coconut ice cream. Ah, ice cream, okay, okay. Free water, coconut water. One ice cream and free. Tai paragauk, jei nori. Čia visokius vaisius gamina. Čia blynai. Dešrelių yra ir irgi tokių normalių. Kaip čia neblogas mūsų vakar blinukai va. Sušiai 120. Nu ir aišku dalykų yra. Kur? Tenai, ne, einam, pro čia praeisim. Jūrų gerybių šitai yra visokių. Baisiai jokingai šneka jie. What is that? Patai. Patai. Kai mato, baisiai susigėsti žmonės. Toks jausmas, kai išsipradavinėja. Blemba, čia ir kažkokių ir nelabai skanių dalykų atrodančių. Čia reikia lukštenti visą. No, čia reikia lukštenti. If we buy, can we sit in there or we just have to eat outside? Sit down. Yeah? Drink, sit down. Ah, if buy drink we can sit and eat, yeah? Okay. Thank you. Vo, kiaušinukų šitai yra. Nu to, kad dar nesu matęs ir aš cirko. Dešrėlių visokių. Gal mačiau biškį. Ai, žuvis smirda. Čia žuvies šitais yra. Bet jau taip toks marvelė. Ne žuvis, čia kalmarai. Čia ir žuvies šitais. Ir bulvių. Tai yra, nu maždaug, visi tokie dalykai. Čia kaip skumbris, žiūrėk. Krabai, krauklės visokius. Va, kokius sušiukus reikia gaminti. Tokius. Viščian. Labai gražiai. Gražiai atrodo viskas. Nieko nepaėmiau, nu aš ratę negaliu su tą kamerą nieko paimti. Čia vieno kainuoja 100. Aš galiu tik vieną darbą daryti. Čia vieno kainuoja 100. Nu, tai oistras šiaip nėra pigios labai, kaip žinai. Jau kaip kad tu perki. Dar ikro tau idėja už tą 100. Šiš mato, kai esi Natašos veidą. Tai joms dėjo irgi. Nustukė nuo Ivano veidą. Nu viskas, nusipirkom už kąstį.
Ir atsigerti, aišku. Na, pirmą kartą. Nuragaujam Austriją. Skaniai? Neskaniai? Rimtai? Kodėl tu čia dabar? Tai paragaukite. Užmiršau to užsidėti. Kur spat? Karštas bus, reikėtų šalti. Čia yra dimsum. Leisk, aš vos neapsivėmiau. Va. Nu, tas pirmas tai buvo baisakas. Kažkokia tragedija. Čia pasiėmiau japonišką. Žiūrėk, čia štai per tą kamerą rodo viską. Tai tu žiūrėk, tu moki, žinai kaip yra operatoriai, pavyzdžiui, filmuoja televizijos laidas. Jie nežiūri, Tu taip padarai maistą. Tu nežiūrėk, tu žiūrėk dabar per kamerą viską. O aš taip padarau. No, dabar gerai, 1, 2, 3 pradedam iš naujo. Dabar gausi tą. Ir paėmį pritrauki, ne? Sakau, dabar ragausim tą ir parodai, ką ragausim. Ir tada mane vėl atgal atsitraukia, rodai vėl žmogų. Neleidai, sakai, Gerai. kaip laikykį nejudėt. Nu gerai, dabar reikia judėti, judesi viską darai. Nu gerai, 3, 2, 1, iškartuojam iš naujo, trečias dublis. Dabar ragausim japonišką kažkokį sušį. Bet ir čia buvo padaras. Baisiai viskas yra be druskos. Vėl užmiršau sojos užsidėti. Nu, žodžiu, pirmas dublis vėl buvo neskaniai. Antras žuvis, antrą kartą neskaniai. Kartuojam iš naujo. Palikau visus sojos. Būtent turim tokią. Gerai. Čia pasiėmėm jautienos su japonišku padaru. Vidutiniškai kepta jautiena. Bet skaniausia. Gerai. Ką galiu pasakyti? Blemba. Tas buvo toks pošlikštis. Nu, kad tu užsidėjai. Aš nieko, kai neužsidėjau. Aš austrą suvalgys ne vieną ir ne dvi, bet ta buvo slipčiausia, kokias suvalgys. Ryte, No. o ne prastyti. Tai va.
Dvi austrės, tie dimsumai, japoniškas ir medium beefas japoniškam padaže. Tas kainavo 300, tas 100, tas kiek? 100 ir tas 100. 3, 4, 5, 600. 600, 12, 6, 7, 800 už viską. 800 sumokėjom, tai kažkur skaičiuotus 16 eurų, kokia 18-19 eurų čia viskas kainavo. Nu, spręsk pats. Nėra labai pigiai, bet Austras nėra pigiai. Jautiena. Jautiena, no, 300 gramų jautienos čia yra. Nu, žodžiu. Tai va taip, gerai. Tikriausiai, kad jau šiandien ir užteks čia eksperimentuoti su visais dalykais ir jeigu po šį vakaros vakarienės neatsibusiu ant klozeto, tai susitiksim rytoj ryte. Rytoj ryte jau varysim kažkur vėl. O jeigu norite žinoti kur, tai žiūrėkit toliau. Ate.